Sveiki. Pagaliau turim pavasarį. Aš tiek džiaugiuosi visą dieną patenkinta. Taip ir laukia noris dirbti, tai jau galvoju, tikrai įrašą einu į lauką daryti. Tikrai, niekaip kitaip, ne? Gerai, grįžtam prie darbų, ne? Galvoju, šiandien pasidalinsiu iš vieną pokalbę informaciją. Kalbėjom su kliente. Ir klientė, kuri jau turi draudimus, ne? Atsiuntė man peržiūrėti ir kad pagalbėtumėm, viskas gerai, reikia keisti, nereikia keisti ir panašiai, ne? Ir draudimas buvo padaryts kritinių ligų, ne? Bet tik kritinių ligų. Kritinių ligų draudimas išmoka, jeigu yra diagnozuota kritinė liga sąraše, esanti sąraše, būtent jūsų turimo draudimo, ne? Kai jau turim diagnozę ir nuo diagnozės žmogus išgyveno, daugumai draudimų yra 10 parų. Ne? Sakykim, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, nežinau, vėžys. Ir jeigu žmogus išgyvena 10 parų nuo diagnozės, tai už kritinę ligą dažnu atveju, vėžio diagnozės atveju būna išmokėta beveik dažniausiai 100% draudimą, kartais gali būti 50%, žiūrint, koks jūsų draudimas, kokia diagnozė konkrečiai ir panašiai. Bet išgyvena žmogus 10 parų. Jeigu mes kalbam apie pavyzdį, sakykim, buvo insultas, ne? Ir žmogus neišgyveno 10 parų, ne? Ir buvo draudimas padaryts tik tai kritinių ligų. Tuoj pasakysiu, kur yra didžiausia bėda. Turint tik tai kritinių ligų draudimą ir neišgyvenus 10 parų, tas draudimas tiesiog išnyks, jo neliek, nes išmokėti nėra už ką. Ne? Taip, diagnozė buvo insultas, bet žmogus neišgyveno 10 parų, ne? Tai jau yra mirties faktas, gyvybės draudimas šito vietoj nebuvo. Tai visi mano esami klientai ir visi būsimi, aš žinau tiksliai, visi iki 100% yra padaryti kritinių ligų draudims, prisektas dar gyvybės draudims ekstra. Ne? Ir va šiandienos klientės atveju patikrinom kainą, identiškai tai, ką klientė turėjo, ne? Ir ant kiek stipriai būtų pasikeitus kaina, jeigu būtų dadėts tas papildomai gyvybės draudims prie kritinių ligų, tai kainų skirtums 42 piškės. Tai realiai skirtumo nėra jokia. Ne? Per mėnesį 42 pensai, ne? Kaip taisyklingai reikia pasakyti. Tai realiai skirtumo jokio, bet jeigu žmogui diagnozavo kritinę ligą ir visiškai šitoje vietoje jau tada pasidaro nebesvarbu, kiek jis išgyveno, 10 parų, iki 10 parų, 10 plus ir panašiai, žmogui mirus, jie išmok gyvybės draudimą kaip ekstra priedą tokia pat suma, kokia buvo apdrausta kritinės ligas. Faktas tai, kad jeigu kritinių ligų draudimas buvo išmokėts, tai to gyvybės draudimą neliek. Jis yra tam, kad jeigu atsitinka taip, kad žmogaus nebėra mūsų tarpe ir kritinių ligų draudimas nebuvo panaudots, tai kad tas draudimas tiesiog neišnyktų ir šeima gautų kaip po gyvybės draudimo išmoką. Paprasta. Bet kartais netgi tokius paprastus mažus dalykus mes turim žinot. Jeigu daromės patys draudimus, jeigu mums daro kits advisoris, ne, tai visą laiką atkreipkite dėmesį, patikrinkit savo, jeigu neatsimenat ir nesat tikri. Ne mano klientai, nes aš žinau, kad mano klientai visi su lyg vienu turi kritinių ligų draudimą. Pridėts yra gyvybės draudimas. Niekaip kitaip nebūn pas mane. Tai jeigu ne aš dariau, tai pasitikrinkite, ar kritinių ligų draudime sako life and critical illness. Jeigu sako tik tai critical illness, tai vadinas pas jumis yra tik tai kritinių ligų draudims. Ir tokiu atveju, jeigu žmogus mirė ne dėl kritinės ligos arba mirė kritinės ligos priežastim, bet neišgyveno ilgiau negu 10 dienų, daugumai draudimų 10 dienų, tai gyvybės draudimas nebus išmokėts, tas draudimas tiesiog nebus išmokėts, nes nėra už ką išmokėti pagal
sąlygas, ne? Tai žinokit, pasitikrinkit ir jeigu kažkas neaišku, rašykit ir pažiūrėsim kartu. Ne? Viskas, linkiu geros dienikės, saulėtas ir nuostabios. Iki.